Mustafa mašiną atiduoti. 600 km beveik pravažiavom. Galėjom pravažiuoti 1200 per 4 dienas. Kovos mašina čia. Ratai kaip pas romėnų kovos vežimą. Jeigu šalia prisiartinsi, nupjaus tave. Einam. Kartais parasti privažiuoti. Tai mašiną pridavėm. Mustafa patenkintas, mes irgi paliksim gerą atsiliepimą. Taip. Gerai, einam ten gal tada pažiūrėkime. Neapgavo. Neapgavo. Normaliai po pigiai išnuomavo mašiną. Biškį tokia trachla jinai, palyginus su kitom, kur turėjom. Bet gerai pavažinėjom, viskas va. Žodžiu, užėjom pasižiūrėti, ar ir kyvė arbatos. Bet tas labai fainas. Va, arbatą gavom. Moka lietuviškai, paragauk arbatą. Žodžiu, dar kažkokių saldumynų įkišo. Ten blogi labai skanūs iš tikrųjų. Visai netokie, kokius ten nusiperkam tuose dėžutėse ir vežam ten. Kietus kažkokius tokie, labai šviežus. Geri, geri. Tai va, žodžiu, einam dabar su arbatą, eukaliptą kažkokią. Nu va, pardaviniai darė baltė būn tie dragon frutai. O, jisai yra ten. Bėgam. Išgirda, kad mes nekam išlinda iš po prekystalę iš kartą. Op, galvikė. Nu, tuo reiks parduot ką nors. Mes norėjom prasitęsti viešbutį, kad galėtumėm, nes kadangi vėlai skrydis, kad galėtumėm pabūti kaip žmonės, ten nusiprausti, išsimaudyti, kad nereiktų ten šlapiem būti. Ir pasakė, kad ne, negalim, nes labai užimtas viešbutis šitas nuostabus. Ir taip žiauriai sugadino nuotaiką, blemba, tai ten 12 valandą išsikraustyti, tai dabar ten trimai. Ne, tai ir sako, kaip galėsite naudotis, ten pavalgyti, baru ne, tik tai kava ten arbatą, nu tai nei šaltų gėrimų, nei nieko. Nieko, žodžiu, sėdi ten, paviesi, ką ten išsimaudyti. Šunti ten. Su šlapiais triusikais, paskui su tai šortais ten važiuoti į tą... Nu, visas druskins, nes nu, vis tiek reikia nusimaudyti. Vienu žodžiu. Nu, į žodžiu, sugadina žiauriai nuotaiką. Sėdėjom ir kilo tokia idėja. O davai pažiūrim, ką, žiūrėk, tą siūlę irgi. Alų? Aha. O davai, sakom, pažiūrim, ką siūlo Booking.com. Atrodo, kad ne į tą pusę tai. Čia. O taigi, teisti radom. Pasiėmėm kitą viešbutį. Tipo vienai nakčiai. Tai rytoj išsikraustom iš ten, įsikraustom į kitą. Biš ten pabūnam, nusiprausiam, pasiruošiam, pailsim ir tada jau 5-6 valandą mumis paims ir važiuos. Tai va, o dabar einam pasižiūrėti, kur yra tas viešbutis, nes už 150 metrų. 210 paskui jau paskaičiavo buvo. Ne, nu nesvarbu, eime pažiūrėti. Štai ir atvykom į savo viešbutuką. Atrodo visai normaliai. Einam pašnekėti. Ar nesusišnekėsim šiandien su jais, nesupras, ką mes čia norim. Einam, gal šnekės vis tiek čia viešbutis, tai visi aš neturėtų šnekėti, kokią mes kalbą. Einam pažiūrėti. Tai turėtų būti viskas ten paruošta, nes aš galėjau ir šiandieną užsisakyti. Na, vienu žodžiu, pabandėm paderinti, ką anksčiau rytoj primtų, sako, pabandysim, bet jie nežino. Nepažad. Na, su turkais šiandien nuostabu. Viskai būna, tai pažiūrėsim. Aš tai tokia mūsų crazy idėja. Vyro mano. Kuri turėtų pasiteisinti, manau, vis tiek. Gerai. Ir tai kainavo tik 34 eurus. Taip. O viešbutį prasitęsti, sakė, kaina būtų galėjus būti apie 20 eurų. Tai nelabai ką čia ir pralašiu. Tik tai, ką reikės perėti 150 metrų. Na. Viskas good.